Dar iš tikrųjų, taip finalizuojant, norisi, tarkim, paklausint, yra daug žmonių, kurie žiūri, kurie greičiausiai ateis ir balsuos, bet ką tie žmonės gali padėti per rinkiminį periodą? Galbūt ar padės su laikraščio sklaida, ar dar ko? Iškart į gerą temą, gerai, kad priminėt, ar ne? Pas save namuose dar turiu 7000 laikraščių, kur 50 000 tiražą atspausdinom, prieš savaitę, prieš kiek atspausdinom. Jeigu mes jį sugebam išplatinti, bet jau ne per tą oficialią nevaldišką UAB agentūrą, kur 400 000 nuėjo ir man širdį ir dabar dar skauda, kaip neefektyviai aš panaudojau Lietuvos žmonių suaukotus pinigus. Ten mano kaltė, nes nenuprognozavau, kad iki tokio lygio gali būti. Tai prašau visų, kas galite, laikraščių padalinimą. Efektyviausias padalinimas, jeigu į rankas kažkur mūgė, turgus ir galima į rankas kažkam išdalinti. Jeigu to nepavyksta, gerai į pašto dėžutės išdalinti. Darbovietės per rankas per giminės draugus. Tai taip, kas gali, tai prašau visi atsiliepkite į Facebooką arba per jūs, jeigu galėtų atsiliepti. Ir jeigu mes dar Vilniuje pasiliko koks 10 000 ir pas mane 7 000. Jeigu mes dabar šituos išdaliname per šią savaitę, tai tada kitai savaitai dar 50 000 būtų galima atspausdinti ir tada iki 13 dienos dar kartą išdalinti. Tai viena jau spausdinta medžiaga, o kita tai dar bandysime per tuos... Nes mano YouTube kanalas dabar yra padarytas. Taip, Eduardas Vaitkus įdėsi pirmą komentarą, mačiau. Ir tas YouTube kanalas, kur, man atrodo, visai neblogas. Ir pagal algoritmus, kas galite, nesvarbu, gal tą temą, ką pakalbėjau, neypatingai patiko, bet pasidalinkit, ar ką nors parašykit, ar tik tai taip, arba ar tik tai ne mana, bet tik tai. Ir tada kompiuterinės programos tai vertina, kad kažkas jau padaryta ir taip toliau, ir tada jos klaida, kad galbūt bus didesnė. Ir pinigėlių mes praktiškai neturim, buvom surinkę grubiai 3000 tik tai. Tai nedaug. Tai visiškai nedaug.